Ir scenoje numeris 34 Saulius Baltrušaitis iš Kelmės, sporto klubas RLG. Kaklo slankstelis įtrūkęs, kairė ranka visa sutrupinta ir abi kojos skeveldriniais lūžiais. Bet viena koja buvo taip sutrupinta, o kita koja buvo netgi atviri tie lūžiai, viskas ten išsitaškė tiesiai šviesiai. Sveiki, esu Saulius, man 34 metai, esu kelmiškis. Prieš beveik 6 metus, tiksliau prieš 5 metus ir 10 mėnesių patekau į autoįvykį, iš po kurio pasiekmes netekau kairės kojos. Ar atsimeni tą dieną, kai patekai į autoįvykį? Pačią visą dieną atsimenu, nes buvau, kaip sakyti, dirbantis ir tą dieną buvo šeštadienis. Su kolektyvu nusprendėm lapkričio 2018 metų pasidaryti iš anksčiau kalėdinį kaip ir vakarėlį, nes gruodžio mėnesį labai daug darbų būdavo. Buvau kurjeris prieš tai. Ta visą dieną gerai atsimenu, kaip ir kėliausi, kaip ruošiausi, kaip į miestą vykau, kaip grįžau, kaip vakarui ruošiausi, rengiausi, laukiau. Viskas atrodo, visiškai prasta diena, normalus savaitgalis, kaip sakyti, jauno žmogaus. Ta visą dieną atsimenu. Kas vyko po to? Tai vat, šventėm. Ten vietoj buvo tam tikrų konfliktų išėjus iš po kavinės, ten ir nepamenu, jau tikrai nepamenu, nes kadangi kaip švenčiau, tai faktas, visi yra atsigėrę ir padauginę. Buvau sukonfliktavęs su kažkuo ir susimušęs, mane nuvežė į ligoninę, iš ten, kaip sakyt, sako, pabėgau. Aš nepabėgau, mane išleido, nes aš tiesiog gerai jaučiausi, nenorėjau pasilikti, kaip sakoma, pasirašai ir tu išeini, nes ne tie laikai, kad ten tave paimtų ir per prievartą kažkas laikytų ir panašiai. Išėjau iš ligoninės ir buvau tada nuėjęs, sumaišiau kažkaip pusės miesto, už miesto ribų, o ten labai dideliu greičiu, kadangi visi važiuoja, tiesiog išlindau į gatvę ir stipriai partrenkė. Ir daugiau nieko neatsimenu ir netgi iš tikrųjų to partrenkimo aš neatsimenu. Kokios pasiekmės buvo? Tai vat, iš po to įvykio, to nutrenkimo buvo nosis lūžus, kaklo slankstelis įtrūkęs, kairė ranka visa sutrupinta ir abi kojos skeveldriniais lūžiais. Bet viena koja buvo taip sutrupinta, o kita, sakė daktaras, kuris tą naktį operavo, o kita koja buvo netgi atviri tie lūžiai, viskas ten išsitaškė tiesiai šviesiai. Ir aš tą daktarą, ten kadangi savaitgalis jis būdavo iš Vilniaus atvažiuojantis, jei neklystu, į Šiaulių Respublikinę ligoninę budintysis daktaras, tai aš jį tik sutikau gerokai vėliau po kelių mėnesių. Ir mes, kai su juo pakalbėjom, tai jis sakė, mano tą variantą, tą situaciją prisimena, nes, sakė, tikrai buvo sunkus atvejis. Ir sako, ten visiems buvo tavęs ir gaila. Ir kai nukarpė rūbus, sakė, matėsi jaunas, tvirtas žmogus, bet, sako, labai baisiai. Tai papasakojo, kaip iš pradžių, kas baisiausia buvo, tai vieną koją stabilizavo, sutvarkė, paskui kitą koją, paskui ranką ir kada, sakė, operaciniai keitėsi ryte pamainos, jis dar mane vis baiginėjo rinkti. Tai kažkur ten, taip įsivaizduoju, apie 2:30 gal nakties pradėjo viską daryti ir visą naktį jis mane ten, gelbėjo. Ir paskui tiesiog aš jau buvau, užmigdytas į dirbtinę komą 1,5 mėnesių reanimacijai. Tave partrenkė, tu netekai sąmonės ir atsibudai tik po 2 mėnesių, ar dar buvai pabudęs po to? Taip, mane partrenkė, atsidūriau iškart reanimacijai į operacinę. Aš per tą laiką, panašiai apie 1,5 mėnesio, kol buvau užmigdytas, mane buvo, sakė, vieną kitą kartą prabudinę, bet matydavo, kad labai sunki kritinė situacija, aš to dalyko nepamenu, ar aš buvau prabudęs ar ne, nes, sakė, nuo to smūgio, nuo tų sužalojimų nelabai ir gaudžiausi, kas kaip vyksta, tai atgal staigiai užmigdydavo. Ta koja man pašalino ne iš karto, o lygiai už mėnesio, tai buvo 2018 gruodžio 18, jau netoli, prieš pat kūčias. Nes tą mėnesį bandė daktarai gelbėti, kiek supratau, ten visokius konsiliumus darydavo, kalbėdavosi su kitais daktarais, tardavosi. Ir buvo nuspręsta, kad bandyti gelbėti kaip jaunam vyrui, nes vis dėlto sava koja būtų sava, kad ir kaip, bet kai jau buvo ta kritinė riba, nes prasidėjo vadinamas kraujo užkrėtimas, labai daug kraujo perpilinėdavo. Žodžiu, buvo priimtas sprendimas, kad arba aš gyvensiu tik kitaip, bet vaikščiosiu, gyvensiu, arba turėsiu abi dvi kojas, bet manęs nebebus. Aš manau, kad mane miegantį ten nuveždavo ir viską tvarkydavo, nes, sakau, teko paskui pamatyti išrašus tam tikrus sveikatui, visą kitą. Tai daug tų operacijų daryta, daug visokių vaistų daryta, bet tai neturėjo poveikio. Ir ta koja, kurią pašalinu, jinai buvo,
kaip netgi tėvai pasakojo, sako, mes net nesigaudom, bet, pavyzdžiui, rodė rankos nuotraukas rentgeno, matosi kaulai, sutrupinta lūžė. Rodė kitą koją, sutrupintas keveldrus, viskas matyti, o šitą koją kairė, jinai tiesiog juodos nuotraukos, nieko nesimatė. Sudėliojo įvykių seką, tave partrenkė, tu atsiduri komoj, atsibundi po 1,5 mėnesio ir tau pasako, kad tu net, nepasako, tu matai, kad neturi kojos. Kaip atsibudęs reagavai, ar atsimeni tą dieną, kai atsibudai? Aš atsimenu ir man sakė, kad kai mane lyg buvo prabudinę, man buvo tai užsiminę, kad teko pašalinti, bet viskas čia gerai, aišku, bando visi nuraminti, bet aš to neužfiksavau. O kai jau mane pašalino ir po 2 savaičių, kaip sakau, akis pilnai nušvito, atsigavau sąmoningas, tai grinai kaip per filmus, rodo, prieina graži daktarė, paklausė vardo, pasakiau, paklausė iš kur, pasakiau, sako, žinai, kaip tau viskas nutiko, sakau, neatsimenu. Tai sakė, čia dažniausiai žmonės tų sekundžių ir neatsimena. Ir aš tada paskui, kai kažką darė, ten tarkim, patalynę keitė ar ką, ir kai tada nudengė, aš tada pamačiau. Ir tikrai, šokiruota, tu žiūri, nėra tavo dalies. Ta prasme, tuo tarpu net nežinau, liaudiškai sakant, akis ant kaktos iššoksta. Kvapą užgniaužė iš tikrųjų. Koks sunkiausias tau periodas buvo, kai atsibudai? Šiaip man buvo sunkus pirmi gal metai visi netgi, nes kai buvau užmigdytas, man visas kūnas, kaip sakoma, raumenų atrofacija. Tai viena koja sutrupinta, kitos nėra, ranka gipse ir tik vienintelė dešinė ranka sveika ir ją pačią sunku valdyti, nes joje nėra jėgų. Padavė ten 2 kg svarelį, aš net nenulaikiau to svarelio, tiesiog paduoda ir svyrytų visą žemyn. Ir buvo labai sunku, ypač pirmi mėnesiai ligoninėje, nes pats negalėdavau normaliai atsisėsti, nes taip pat nebuvo jėgų. Pradėdavau išradingumą savo, tarkim, paprašyti, kad atvežtų iš namų, tarkim, paklodę, kad prie lovos galo prisirišti ir ale prisitrauksi. Tai ir to pradžiai nepavyko, nes tikrai nebuvo jėgų, kaip sakyt, veidas sukritęs, svorė netekęs, visas kūdas, ta prasme labai buvo sunku. Net vandens buteliuko negalėdavau atsisukti, tai realiai vos nei dantis įsikandi ir prasisuki. O pati pradžia, kai dar nubudau, tai iš pradžių net reanimacijai maitino ir girdė. O paskui jau pačiam duodavo šaukštą, kad ten košę ar kažką valgyti, nes labai buvo, visiškai jėgų nebuvo. Kada atėjo tas momentas, kad tu supratai ir susitaikiai, kad viskas, dabar aš gyvensiu be kojos ir man, teks tai gyventi? Aš labai greit viską suvokiau ir ten, kaip sakoma, neašarodavau gulėdavas, tai aš dar būnant reanimacijoje, aš tai supratau, nes kai aš prabudau, mane dar kurį laiką laikiant stebėjimo, žiūrėjau kaip viskas. Ir kai tiesiog tu gulėjau, tavęs jau nebemigdo, tu nebemiegi, tiesiog stebi aplinką, matai kitus žmonės, kurie irgi sunkios būklės, tu matai aparatus pajungtus, lašalinės, vaistus, visokias šlangutes į tave pajungtas, kateterius ir panašiai. Ir aš kažkaip labai greit priėmiau tokį sprendimą, kad dabar aišku jau juokinga, bet tuo tarpu taip priėmiau sprendimą, kad protezas bus, tuo tikėjau, tai iškart kažkaip nusiraminau, bet mane labiau glumina kiti sužalojimai, nes tikrai ten taip stipriai viskas ir tie randai dar po šiai dienai tokie likę stiprus. Ir aš taip kažkaip save gal nuraminau tuo, kad jeigu sakiau, nors pusę tiek išsikapstysiu kaip dabar, daugiau nei jokių žalingų įpročių, o kiek išeis pagal galimybės sportuosiu. Ir kaip ten sakau, dabar jau juokinga, bet tuo tarpu net atrodo viskas, nei merginos ten beturėsiu, nei draugės, niekam aš ten nepatiksiu, bet žodžiu save atkursiu, atstatysiu, paruošiu ir mane tas užmotivavo. Ir dar labai tokių buvo motyvacinių dalykų iš kitų pasakojimų, kad tarkim, tie daktarų pasakymai, kad matėsi jaunas tvirtas vyras buvo, iki tos nelaimės. Paskui, kad dar toks iš vidaus, kad aš ir prieš tą nelaimę būdavo, bet taip mėgėjiškai pasportuodavau. Tai tie visi dalykai, tiesiog gal aš taip ieškojau išsigelbėjimo savo ir aš todėl taip labai greit su tuo susitaikiau. Man kažkaip ta koja yra žiauru, kad jos neturiu ir tikrai po šiai dienai labai jaučiasi daug kur gyvenime, kad gaila, kad taip yra, bet sakau, neleidau savo ten užsidaryti, ten kažko, nežinau, kad ten gulėti, sėdėti ir žiūrėti, kaip aplink mane visi šokiniai. Tiesiog norėjos pačiam pradėti viską daryti, nes kai tu nuo visų priklausoms kardinaliai, tai yra sunku. Kiek laiko prireikė sugrįžti į jau pakankamai normalų gyvenimą? Beveik 2 metai.
plius minus. Man taip ir buvo, daktarai sakė, apie 2 metus ir daugiau, aš netikėjau, nes tada buvo dar žiema, šventės, jau ten po švenčių, nes sausis, vasaris, nu galvoju, kiek gali tie lūžiai gyti. Sugys aš ten jau turbūt tą pačią, jau 2019 metų vasarą, turbūt net jau ten įsikibęs tą pačią žolyną, kokį tą patį papjausiu su vėjapjove, bet ne, praėjo tą vasarą. Aš dar vis gipse, dar vis langetėj, dar turėjau vadinamą Lizarovo aparatą kojoj, tokius kaip žiedus su stripais, kurie sutvirtina kaulus, nes man, kadangi buvo ir daug žaizdų, negalėjo manęs gipsuoti, man turėjo juos sukabinti, sutvirtinti visą kitą. Tai vat, ir atėjo jau beveik metai praėjo, aš dar vis langetėj būdavau, link sekančios jau žiemos, jau po, nu, plius minus, tarkim, po metų, vat, jau leido langetę nusimti, jau buvo tos geležis nuėmę. Ir tada prasidėjo vaikščiojimas, bet tas vaikščiojimas irgi buvo su pačiu pirminiu protezu, kuris, nu, ten buvo laikinas, bet jis buvo toks ir, nu, ir nepatogus, ir ta kita koja labai skaudėdavo, ir biški pastovi, viskas ištinsta, pavargsti labai greitai, plus turi su alkūninėm tom lasdelėm vaikščioti, su ramentais bandė išmokinti, nepavyko man ramentai, nelipo. Tai vat, bet aš jau po biškį jau apsigydęs, jau patvirtėjęs, po metų jau po biškį pradėjau bent jau viršutinę dalį stiprinti. Jau, bet koja ten viską saugodavau labai. Po gerų, nu taip sakau, po 1,5–2 metų, taip tiksliai dabar neįvardinsiu, bet vat, apie 2 metus, kai praėjo, vat tada jau pasėjau, tai tada dar geresnį protezą gavau, jau paskui leido nebenešioti visokių ramentų, lasdelių, nes ten, kur eisi, pasidėsi, viskas krenta, painiojasi ir panašiai, sunku kažkur įlipti, išlipti. O šiaip tai sakau, pagrindas buvo ypač pirmi metai, tai vežimėlis arba lova. Gerai, papasakau man dabar apie šitą protezą, nes mes praėjom, tarkim, parko, atrodo, kad, nu, realiai net tu nešlubuoji. Jo, čia, kad ar šlubuoji ar ne, aišku, priklauso nuo žmogaus, turbūt nuo kojos dalies, kuri yra tau palikta, nes, pavyzdžiui, kas žemiau kelio neturi, tai jie turi savo kelieno sąnarį, tai jie iš vis žmonės tobulai, sakyčiau, vaikšto. O kas aukščiau kelio, kaip aš neturi, tai vieni labai šlubuoja, kiti ten ir krypuoja, o kiti vaikšto gan gerai. Tai čia jau priklauso viskas nuo tavo pastangų ir aišku nuo protezo. Tai čia yra mano jau 3. protezas. Čia jau, kaip sakyt, nemaniau, kad iš vis tokį turėsiu svajonę. Čia yra su mikroprocesorium, tas vadinamas CILEG. Tai turbūt vienas, mano manimu, vienas geriausių, kuriuos pradėjo pagaliau ir Lietuvoje žmonėms skirti. Kai sakoma, nesvarbu, kokį tu turėsi protezą, bet jeigu tu su paprastu nepastovėsi, tu ir su geru nepavaikščiasi. Iš dalies taip, bet iš dalies užsidėjimas, jo lankstumas, protezo pėdos prisitaikymas, tai irgi turi labai didelį įtaką. Kur tu visiškai su paprastu, kaip sakau, vos nemediniu, tarkim, ir kur tu su geru. Tu sakai, kad šitas protezas turi kažkokį procesorių? Taip, jis turi procesorių ir pavyzdžiui, jeigu aš atsistojęs noriu eiti, aš turiu pradėti eiti pirmą šitą koją ir tada jis lenksis, nes jeigu aš norėsiu eiti kairę koją, pradėti žingsnį, jis nesilenks netgi. Paskui jis tau neleidžia bent jau dalinai pargriūti, nes tarkim, jeigu tu labiau klupsi, jis, nu, kertasi. Tai ten yra jau su kompiuteriu viskas, per programą suprogramuoti, kažkokią dalinai jis turbūt atminti turi nuo kūno judesio ir panašiai, nes jis, kai tu jau dėdis tikrąją koją žingsnį, jis orientuojasi, kad jam jau laikas irgi suveikti. Jisai kraunasi? Taip, aš einant miegoti jį pasikraunu. Ir kiek jisai laiko? Šiaip jis laiko labai gerai, aš net netikėjau, bet jis realiai iki 3 parų gali išlaikyti. Nu, 2 tai tikrai. Nu, kvailas mano klausimas, bet ar yra buvę, kad eini jisai įsikrovė ir, tarkim, sustoji? Ne, taip nėra buvę, nes yra telefonė programikė, pasižiūriu, kiek liko procentų, pasižiūriu, kiek žingsnių, tarkim, nueita, ir jeigu jis pradeda išsikrovinėti, likus ten gal 18%, jis pradeda pipsėti, jis jau duoda signalą. Kada jau pradėjai rimčiau sportuoti, kada užsikabinai, kada jau ėjai link varžybų? Kai gavau antrąjį savo protezą, tai čia jau, skaitykim, nuo avarijos jau praėjus gal 2,5 metų kažkur, aš turėjau iš senesnių savo laikų suoliuką, šiokį tokį laikiklius ten savos gamybos štangą labai tokią seną ir aš jau pradėjau sportuoti. Visiškai senam močiutės name amžinatelis pasiėmiau laisvą kambarį, ten viską susikroviau ir pradėdavau sportuoti, ten įkeldavau kažkokį video, kažkokią nuotrauką, įkeldavau taip, kai kažką veikiu pagal savo galimybės, bet ne dėl to, kad ten tų sekėjų susirinkti, bet tiesiog kaip sveikas kažką keldavau, taip ir toliau galvoju kelsiu. Ir mane vienas iš federacijos kultūrizmo prezidentų pastebėjo. Mes paskui su juo susipažinom, tapom labai gerai draugai. Ir jis man buvo tiesiog parašė žinutę: labas, Sauliau, gal norėtum
kaip ten, su savo likimo broliu, pakonkuruoti, žodžiu, sudalyvauti varžybose. Tai aš iš karto šiaip sutikau ir labai norėjau, nes aš to kultūrizmu ir fitnesu, aš visą laiką šiaip to sporto domėjaus. Ir dar mokyklos laikais apie 10 klasėje aš iš tikrųjų to sporto labai susižavėjau, bet kai buvo galimybės labai gerai tuo užsiimti, tingėdavau, neprisiruošdavau, tik tai mėgėjiškai pagal save. Ir ten nesureikšmindavau nei ten to maisto per daug nieko. Ir jis kai pasiūlė, tai buvo ruduo, tai aišku tada dar ne, jau pavasarį, ateinantį pradėjom ruoštis. Tai vėl su juo susisiekėm, visą kitą, vėl susiskaminom, sako, sportuoji, sakau, taip, bet aš tada, sakau, viską valgydavau, ten vos ne kava, saldainį ir panašiai, bet aš sportuodavau, nes tik taip mačiau galimybę judėti, atsigauti, sutvirtėti, laikyseną, atstatyti ir visą kitą. Na ir pradėjom ruoštis, susakė su maisto, kaip ką daryti, tai dar tą dieną atsimenu labai gerai, viską valgiau. Jau per pietus, kai su juo susišnekėjom, kad ruošiamės varžybom, ten buvo labai nedaug laiko likę. Atsimenu, viskas tos pačios dienos vakarą jau vištieną ir ryžius valgiau. ir labai entuziastingai tam ruošiausi, iš tikrųjų stengiausi. Aišku, pirmos tos varžybos, tai ten, kai buvau stambus, viską nusideginus, nusiriškinus, atrodo, nieko iš tavęs nelieka. Kaip sekės, koks jausmas buvo? Labai nedrąsu ir jaudulys, ir dar vadinamą laisvą programą reikėjo pasiruošti. Ir tu galvoji, kaip tas pozas išstovėti, plus neužmiršti prieš pasirodymą laisvą programą pagal muzikos takelį išpozuoti. Bet ne, vis laikos laikiaus minties, kad ne, čia nėra mano klaida, labai gerai. Pagaliau aš gyveninsiu savo svajonę, ką aš norėdavau, kai sveikas buvau, bet tingėdavau, tiesiai šviesiai tingėdavau, nes nevertindavau savo galimybių, kai buvau sveikas. Tai jaudulys, žinoma, jaudulys, bet geras jausmas. Geras jausmas, naujų draugų atsiradimas, naujų pažinčių prasiplėtimas. Ir kaip sekės? Kadangi mano srityje nėra daug konkurentų, tai antras buvau, bet vieni žmonės, tarkim, kai turi kažkokią negalę, ne ten tenisą žaidžia, kas vežimėliuose, kiti ten gal labiau kažkokius stalo žaidimus. Tas kultūrizmas ne visiems priimtina, kai pamato, ką reikės valgyti ir panašiai. Ir galvoju, man sveikiau valgyti daug kainuoja. Šiai dienai aš kai pažiūriu, kiek kainuoja greitas maistas, tai aš realiai iš to greito maisto kainą aš visai dienai galiu maistą nusipirkti, o tu tik tai realiai to greito maisto, tarkim, vieną kartą suvalgai. Tu pradedi taip skaičiuoti, analizuoti, žiūrėti, kad, kaip kainuoja, bet, viskas kainuoja. O kiek jau varžybų esi sudalyvavęs? Šį pavasarį buvo. Kol kas tik Lietuvoje dalyvauji? Jo, tik Lietuvoje, nors, kaip pasakyti, ne visos federacijos turi neįgaliųjų kategoriją, arba ne visose varžybose būna ta kategorija įtraukiama. Bet šiaip aišku, labai norėtųsi, kad mano tą kategoriją praplėstų ir kai būna pasaulio čempionatai, nes, pavyzdžiui, užsienį turbūt teko daug ką matyti tiek Instagramo videose, tiek visur kitur, ir Arnold Classic turi, kur va žmonės vežimėliuose, bet jie taip atrodo, ta viršutinė dalis netgi geriau negu tų sveikųjų kitų kultūristų. Tai šiaip labai tikiuosi, kad metų kitų laikotarpį vis tiek kažkada prasiplės, kad būtų galimybė tikrai kažkokiu ir kitoj šaly norėtų sudalyvauti. Sau dar tokį motyvacinį tašką dasidėti. Yra tavo svajonė, ne? Sudalyvauti užsienyje varžybose? Taip, iš dalies taip. Mano šiaip kiekvienas varžybos yra svajonė, kiekvieną kartą noris atrodyti didesniam, nes, pavyzdžiui, antras varžybas atrodžiau daug geriau, tikrai daug geriau. Šias varžybas dar geriau atrodžiau. Aišku, dabar aš toks nesu, nes tu vis laik nebūni ten ryškus, nebūni ten vien tik tai ant to gryno švaraus maisto. Ir žinoma, vasarą ten kažką kito veiki, tai ir ta forma pakrenta, visa kita, bet šiaip šios trečios varžybos pagal savo išvaizdą, pagal video nuotraukas, tai tikrai gerai atrodžiau. Kaip tavo atrodo rutina? Taip, atsikeliu, protezą deduosi, eini dušas, pusryčiai, į miestą tam tikrai kažkokie reikalai asmeniniai, kadangi namie gyvenu, tai vasarą, kaip ir sakiau, ir malkų žiemai reikia pasiruošti, ir aplinką prisižiūrėti. Būna ir nenumatytų visokių dalykų, kaip ir draugų susitikimai. Ta diena tokia šiaip gan aktyvi, šiaip daug suvaikštau, turbūt netgi kartais net gal daugiau privaikštau, negu kad kai sveikas buvau, kai pasižiūriu pagal žingsnius. O ko labiausiai pasiliksti, ką galėjai daryti, kai turėjai abi kojas? Daug bėgti, tarkim, bėgioti.
jo dabar atrodo juokinga, bet iš tikrųjų, aš būdavau pabėgioju, bet dabar, pavyzdžiui, su šituo protezu, turi būti specialus protezas pritaikytas bėgimui. Tai labiausiai turbūt pasilgstu tuo pabėgiojimo. Aišku, aš sakau, tarkim, atsiklaupti gali, bet anksčiau, kai negalėdavau atsiklaupti, tai netgi toks keistas, taip pat juokingas noras netgi norėti atsiklaupti. Atrodo, kaip gerai yra paklupėti. Tai tokie tiesiog turbūt žmogiški dalykai, bet jo, šį bėgimas arba laisvai lipimas laiptais, greit užbėgti laiptais, kaip seniau ten per kelis laiptus į viršų vienu kartu, o dabar to negaliu. Tai turbūt tokių tikrai paprasto normalaus dalyko pasilgęs, ten tikrai nepasilgęs kažkokių kalnų kopinėjimų, nes aš to nemėgdavau, nedarydavau, bet tiesiog to fizinio 100% gero to judesio. Šiuo metu niekur nedirbi? Ne, šiuo metu dabar niekur. Koks valstybės požiūris yra į negalių žmonės? Tas valstybės požiūris galėtų būti geresnis, bet ir turbūt, kai žmonės dirba ar valstybiniam darbė, ar privačiam sektoriui, jie taip pat vis laik nori daugiau. Ir aš truputį kitaip gaunu, nes yra, tarkim, neįgalumas, invalidumas vadinamas, o aš gaunu netekto darbingumo pensiją. Nes kai man viską nustatė, viena moteris ten, kai tvarkiaus popierius, taip kažkaip pasakė, tu sako, neįsižeisk, bet sako, tau gal geriau, kad tai baisiai dabar nutiko iki 30 metų, nes man tada buvo 29 neseniai suėję, jeigu, kad sako, po 30, nes aš turėjau, kadangi visą laiką dirbantis buvau, turėjau ir stažo kiek reikia ir turėjau ten kažkokių taškų sukaupęs, tai mano pajamos yra truputį kitaip. Šiaip aš visą laiką nemažai metų buvau dirbantis ir mano šiaip alga buvo, palyginus, sakyčiau, nebloga. Aišku, dirbau skirtingose darbuose, bet aš dirbdavau, tai aš turbūt užsidirbau palyginus pagal savo situaciją visai normaliai. Nes, pavyzdžiui, kiti būna netgi daugiau, atrodo, metų pradirbę, bet mažiau gauna negu kad aš. Tai čia, sakau, tų dalykų aš nelabai galiu pakomentuoti, nes aš nežinau ten, pagal ką jie išskirsto. Iš ko tu gyveni? Tai iš savo pajamų. Aišku, dar seniau turėjau ir santaupų, o kadangi čia taip irgi gal juokinga, bet, kai neturi kažkokių žalingų įpročių, kai tu kažkiek turint pinigų, neliki jų neištaškai, kažkaip paskaičiuoji, tai užtenka. Plius yra tekę ten kokiam ir projektėlį sudalyvauti, arba, tarkim, reklamos pasifilmavime, tai kažkiek tau atsiskaito papildomai, tai iš tų dalykų taip susideda. Tu dar ir filmuojasi kažkur? Mažai ir retai, bet yra tekę. Specifinė niša kažkokia yra, kad... Tarkim, kur reikia tokio stiliaus žmogaus kaip aš. Kokie tavo pomėgiai, sakai, mėgsti keliauti? Jo, man labai patinka kelionės, tai kai tik pagijau, sutvirtėjau, atsimenu, su draugu aplink Lietuvą važiavom, pavyzdžiui, nes labai buvau pasilgęs, atrodo, kas čia ta Lietuva, neįdomu, niku, iš tikrųjų labai įdomu, ypač tie kraštai, kur tu nebuvęs niekados, ten palei pat šonus, palei pat pasienius. Tai šiaip labai patinka tos kelionės, aišku, aš daug to pasaulio nematęs, bet, pavyzdžiui, keliaujant, netgi tam tikrų ir tikslų susigalvodavau, kad kai, tarkim, sugysiu, sutvirtėsiu, labai norėjau vėl užlipti į aukštą apžvalgos bokštą. Tai Lietuvoje taip ir neprisirašiau įlipti, bet, pavyzdžiui, Lenkijoje į labai aukštą bokštą įlipau. Net pats iš tikrųjų savim džiaugiausi. Ir dar, kai ten keliavau su draugais, tai sako, manėm, kad tikrai suvargsim, tu sako, neįsižeisk, bet manėm, kad bus sunkiau, bet sako, šaunuolis. Vasaros pradžioj, birželio vidury teko pabūti Austrijoje, kaip tik kultūrizmo fitneso pasaulio čempionate, tai labai netikėtą irgi pasiūlymą gavau, tai net negalvodamas iš karto vykau. Kiek procentais sumažėjo tavo gyvenimo pilnavertiškumas, o gal jisai kaip tik paaugo? Jeigu žiūrint į kasdieninį laisvą judėjimą, kokį 40 gal procentų, nes vis tiek, pavyzdžiui, tu iš pradžių sėdedi protezą, tau atrodo patogu, tu eini, judėt, viskas gerai, bet vasarą sušyli, jis biški gal, pasmunka, tu einant gatvę, tu belekur nepasidarysi, nesusitvarkysi, ką tau reikia, tai tau jau eisena blogiau darosi, nelygus paviršiai, tarkim, irgi turi savo tam tikrą tokį kliūtį, nes bijai užkliūti, bijai pavirsti, kažką dirbant, tu, pavyzdžiui, nori atsitūpti, jau negali, turi pasilenkti, o tarkim, ne visą laiką tu pasilenksi iki tiek, kiek tau reikia. Aišku, gali atsiklaupti, bet vėl, nėra taip, kad tu staigiai atsiklaupi ir staigiai pašoki vėl. Tai, iš tikrųjų, tokių dalykų turi elementarų kažkokį darbą dirbant, vis tiek ant tos vienos tikros kojos vis tiek tu daugiau to svorio tikriausiai duodi, pavargsta ir kartais biški paskausta. Apie pusę, sakyčiau, tikrai kirto. Kokia tavo šeimyninė padėtis dabar? Vienišas, laisvas. O gyveni vienas? Ne šiuo metu. Su tėvais? Turim namą, tai ten tikrai nemažai vietos, tai yra mama.
bet erdvės, privatumo, sočiai, nes iš po tų visų savo įvykių, kaip sakyt, faktas, kad turėjau grįžti namo, nes man reikėjo labai daug pagalbos visur, netgi laukai išeinant, tarkim, reikėdavo, kad kažkas padėtų su vežimėliu išvažiuoti, nes nėra tų rampų, nėra ką, visur laipteliai, laiptukai, 2-3 laipteliai, bet vis tiek laipteliai. O kai jau pagijau, patvirtėjau, tai dabar aš kažko galiu dasidėti. Kokie artimiausi tavo planai? Artimiausi planai, žinoma, nepaleisti sporto, toliau sportuoti, ruoštis varžybom. Turiu tokį norą arba treneriu tapti, bet dar netgi labiau gal turiu tokį polinkį, kad gal pabandyti dirbti su tokiais žmonėm kaip aš, kad jiem padėti atsistatyti. Nes kai teko daug ligoninėse prabūti, reabilitacijose beje teko nemažai pabūti, labai turėjau fainą kineziterapeutę ir kai mes su jie dirbdavom, aš tikrai labai stengiausi ir jinai tai pastebėjo, mane taip nuteikė tokia kryptim, kad kažkas gal į sveikatingumo pusę. Yra viena dirbti su vienais žmonėm, o tarkim su tokiais kaip aš jau yra kitaip. Tu tik namuose sportuoji? Daugiausiai namie, bet kartais nuvažiuoju pas savo draugą federacijos prezidentą, tai su juo pasidarom klube treniruotę, paskui kartais vykstu į Jurbarką pas vieną labai tokį gerą žmogų kultūristą, tai kartais pas jo pasportuoju, bet šiaip visas pagrindas namie. Yra ir Kelmėj tų sporto klubų, bet aš visą laiką, aš ir seniau norėdavau turėti tą galimybę ir aplinką namie. Aišku, faktas, kad turi ir taisyklingai pratimus atlikti, visą laiką tu visko nežinosi, bet yra video, yra knygos, yra, kai pradėjau dalyvauti varžybose, kiti pažįstami treneriai, kurie ir patarė, ir pasako, ir kai sportuojam, tarkim, jeigu darom bendrą treniruotę, pažiūri, kad laikyk rankas taip arba ten kitaip. Kur norėtum matyti save po 10 metų? Norėčiau matyti save toliau gyvenantį ir nepaleidžianti tų tikslų, ką dabar turiu. Žinoma, ten, aišku, žmona, vaikai, tai čia faktas turbūt kiekvieno normalaus vyro svajonė tikslas. Kad jie vertintų tai, ką gali daryti, nes kai tu dabar jau pats gali vėl daryti, ten eiti parduotuvę, ten sportuoti, vaikščioti, tai yra žiauriai gerai, o daug kas žmonių tai nevertina ir jie kartais daro tam tikrus dalykus, nepamastė, kas gali būti. Tas pats į vandenį šokimas, kai tu nežinai, koks dugnas, kad iš tikrųjų susimastytų tam tikrus dalykus, ką jie gali daryti, nes iš tikrųjų ne jokie pinigai tau neatpirks to, kai tu gali pats maudytis, kai tu gali pats judėti, pats atsikelti. Bet, pavyzdžiui, kitus prajuokina tas dalykas, anksčiau nebūdavo ant tų protezų, dabar galiu parodyti, pavyzdžiui, kai nori batus nusimauti ar ką, gali pasikelti, apsisukti. Jo, tai net buvau į istoriją kėlęs su X-Filų serialo muzikėlė, ta tokia bauginančia ir kaip apsisaka koja. Tai iš tikrųjų yra žiauriai geras dalykas, norint batus nusimauti arba greičiau pasikeisti, nes anksčiau nebūdavo. Iš tikrųjų tau yra sunku, nes čia, tarkim, remiasi protezas, tu tiek nedasilenki ar dar kažką, arba kai, tarkim, rudenį biški nori svorio priaugti, tu biški papilnėji, tau dar sunkiau gaunasi pasilenkti, o dabar viskas gerai, patogu. Žmonės, kai mano, kad yra viskas blogai ir tarkim iš tokios problemos galima tą problemą nors tiek sumažinti, kažką darant, kad jie tai darytų, kad bent jau pamėgintų, nes kiekviena pastanga jinai savotiškai turės naudą.